Namaste. Šis video apie altoriaus kūrimą savo namuose, apie asmeninį altoriaus kūrimą, bendrą altoriaus kūrimą irgi savo namuose arba renginio metu. Tai truputį skirsis niuansai, apie svarbius elementus, kurie turėtų būti altorijoje, ir apie elementus, kurie gali būti kaip papildomi, ir apie elementus, kurie nerekomenduotini arba, kaip pasakyti, draudžiami naudoti mūsų altorijoje. Tai pradėsime nuo pačio subtiliausio elemento, kuris yra eteris, akaš sanskrito kalboje, ir einame link pačio tankiausio žemės elemento. Tai kaip suaktyvinti eterį mūsų altorijoje? Tai gali būti garsas, varpelio garsas, varpo garsas, kažkokio būgnelio, bet turėtų būti daugiau aukštesnis tonas, nes tarkim, kai turime šamaninį būgną, tai jisai jau tokie labai žemi garsai, žemi dažniai ir gaunasi, kad mes daugiau jungiame su žemės elementu, tai truputį aukštesni garsai. Taip pat gali būti tibetietiški dubenis arba mūsų pačių balsas, jeigu neturime kažkokių tokių instrumentų, gali būti mūsų pačių giedojimas om vibracijos, pirmą pradžio garso om. Tuomet truputį jau tankesnis elementas yra vėjas. Kaip suaktyvinti vėją savo altorijoje, tai pasinaudojame kažkokiu dumeliu, tai dumelis arba šalavijo, palo santo, kažkokiu bet kokių medžiagų natūralių, kurios dūmija ir apvalo mūsų irgi erdvę. Taip pat gali būti smilkalai. Smilkalus pats populiariausias dalykas, arba netgi frankinsensą degina, pasinaudoti kažkokiam plunksnom ir su plunksnom sukelti vėją. Irgi gal su kažkokiom tradiciniam vėduokliam, tiesiog patys kažkokiu būdu sukelti tą vėją arba turėti plunksnų kaip tiesiog vėjo reprezentacija. Trečias elementas jau po vėjo eina irgi vėl įgauna tankumą, tai yra ugnis. Ugnies elementas tai labai elementariai. Indijoje naudojama tai vadinama dija, žvakutė tokia. Tiksliau ne žvakutė, bet toks dubenėlis, su kuria mes įlašiname, privarviname aliejaus. Vėlgi, aliejus priklauso nuo skirtingų gal kokių ritualų mes atliekame, bet toksai bendras aliejus tai labiausiai tinka sezamo, kur niekada neprašausim, arba ghi. Ghi yra išgrynintas sviestas. Tai iš vis ghi, netgi sako, kai mes deginame ghi, išvalo netgi erdvę nuo įvairiausių bakterijų ir apskritai išgrynina visą mūsų erdvę. Tai tuo jau parodysiu, kaip atrodo ta dija ir kokie gali būti dijos variantai. Grįžtu su pavyzdžiu, kas yra dija. Tai tokios formos dubenėlis. Čia taip irgi matosi, kad toks kaip liežuvėlis. Ir tuomet jisai deginamas ant tokio siūlo. Tai šitas siūlas yra iš vatos arba padarytas iš medvilnės. Ir pas mane yra kokosų aliejus šiuo atveju. Svarbiausia, kokį aliejų naudoti, kad neskleistų toksinų ir karcogenų į mūsų erdvę. Tai neutralūs aliejai yra sezamo, kokoso, garstyčių, bet garstyčių labai specifinis, kuriom dievybėm tinka. Ma kali mėgsta garstyčias, žinau, kad kažkokios irgi dievybės, nepasakysiu tiksliai kokias, nesu įsigilinus, bet, pavyzdžiui, ma durga, tai jai sezamo aliejus. Ir sezamo aliejus, kokoso aliejus yra toksai daugiau bendras apimantis. Ir taip pat gy, tai išgrynintas sviestas, galima pasigaminti irgi patiems gy, prisipirkti daug akcinio, tarkim, sviesto ir pasigaminti iš jo gy, nes tiesiog jeigu jau parduotuvėse paruoštą pirkti, tai žinau, kad Europoje yra brangu. Kitas atvejis, jeigu negalime pasigaminti tokios aliejinės lemputės, naudoti tada žvakes, bet irgi iš natūralių medžiagų, iš sezamo, iš bičių vaško arba iš kokių kitų, jeigu žinote, medžiagų. Labai fainai savo žvakes galima pasigaminti. Per vieną renginį irgi turėjau bičių vaško, priliejau, irgi turėjau tokius dubenėlius, turėjau kriauklių ir tiesiog priliejau bičių vaško, įstačiau siūlelį ir turėjau renginių savo žvakių. Jeigu renginys daug dalyvių, reikia daug žvakių, aišku, irgi bandom įtilpti tam tikrą savo biudžetą, tai gali būti, kad teks naudoti ir parafininės žvakes.
Kars nuo karto galima, viskas gerai, bet tiesiog reikėtų privengti, ypač savo asmeninėme altorijoje tikrai nenaudokime cheminių kažkokių žvakių. Šaunu iš tikrųjų naudoti gy, būtent šitoje dijoje. Naudoti gy, nes jisai apvalo kaip sako, išgrynina visą erdvę, taip pat ir toksinus, jeigu kažkokie yra erdvėje, apvalo ir energetiškai labai išgrynina. Tai netgi Indijoje, kai atlieka jagijas, tai jagija yra ugnies ritualas, sako, kad ugnį reikia pamaitinti ir mes ją maitiname tuomet su gy, pastoviai lašina į ugnį gy, kad ta ugnis būtų būtent tokia apvalanti, gyva ugnis. Tai dija dega apie kelias valandas, priklauso nuo aliejaus, kiek greitai degus yra aliejus, ir pastebėjau, kad su gy netgi mažo dydžio dija iš tikro gali degti nuo 3 iki 4 ar netgi daugiau valandų. Vienas niuansas apie žvakių uždegimą ir mūsų smilkalų uždegimą ir užpūtimą. Tai Indijoje bent jau uždega viską tik tai natūraliais degtukais, nenaudoja žiebtuvėlio, nes jis yra visų pirma plastikinis ir cheminės medžiagos, dėl to tik tai senoviniu būdu degtukais. Kai uždegame pačią pagrindinę mūsų žvakę arba diją, negalime nuo jos degti toliau smilkalų ir visų kitų kažkokių žolelių, pagaliukų ir taip toliau, bet galima degti kitas žvakes nuo tos pačios arba nuo tos pačios dijos, kitas visas dijas ir žvakes. Bet pagaliukus ir visus kvapnius pagaliukus turiu omeny, reikėtų uždegti jau individualiai atskirai. Žvakių lygiai taip pat ir dijų negalima užpūsti. Tradiciškai reikėtų pavėjuoti ranka arba pirštais užgniaužti ir tada nustoja degti. Arba jeigu nejauku taip daryti ir nesigauna sukeliant vėjelę, tuomet galima paimti iš jūs geriausia, paimti kažkokią gėlę, kurios yra altorė, ir su gėle užgesinti tą žvakę. Tai vat, kitas dalykas, tai čia jau užbaigiame po mūsų ugnies elementą. Tuomet esame toliau, jau ugnies elementas dar įgauna kažkokios materijos ir svorio ir gaunasi vanduo. Vandens elementą galime labai elementariai pasimti puodelį, įpilti vandens, turėtų būti grynas vanduo, turiu omeny, kad grynas kažkoks taip ne iš mūsų geriamo butelio, kur geriam ir tada įpylėm, o jeigu parduotuvinis vanduo, tai turėtų pirmas ką dalykas, kai atidarėm, iškart įpilti, kad tiesiog būtų net panaudotas, neliestas ir panašiai. Turiu omeny neliestas mūsų burna, mūsų lūpomis. Gali būti iš krano vanduo, viskas gerai, bet idealiausia, jeigu tai irgi yra kažkoks gyvas vanduo iš upelio, jūros netgi gali būti vanduo, iš šaltinio. Geriausia naudoti kažkokį geriamą vandenį, netgi filtruotą ir panašiai, tada pasistatome tą dubenėlį savo altorių ir po to mes jį net galime atsigerti. Tai tas vanduo jau bus įkrautas dienos pabaigoje. Galima atsigerti, bet jeigu per renginį, kitas niuansas, kadangi darome Mahakalį ir Durgos renginį ir tenai daug vyksta labai paleidimo į tą vandenį, tai to vandens nerekomenduojama gerti ir nieko su juo daryti, o tiesiog išpilti į gamtą. Tai čia dar prieisiu, kodėl, nes kas vyksta truputėlį kitaip su mūsų asmeniniu altoriu ir kas vyksta kitaip su, tarkim, renginio metu. Tai kitas dalykas, ką indai daro, naudoja tik tai niekada nenaudotus indus. Tarkim, mes negalime paimti iš virtuvės savo kažkokią puodelį, iš kurio geriame arbatą, kavą ir taip toliau, ir tada pastatyti į savo altorių. Tai turėtų būti visiškai niekada nenaudotas indelis. Ir geriausia, tarkim, indai sako, kad iš copper, tai yra, pamiršau kaip dabar copper, po to pridėsiu čia kokį nors užrašą lietuviškai, varinis, ko gero. Iš varinio, nes jisai irgi varis įkrauna irgi vandenį, tam tikrų medžiagų mums labai reikalingų, ir mes tada su visom maldom, su Dievo palaiminimu išgeriam irgi tą vandenį. Toks paprastas būdas jungtis, tai čia asmeninėme altorijoje gali būti kiti elementai, tarkim, irgi kaip papildomi čia jau, nes vanduo tikrai turėtų būti, papildomi elementai gali būti kažkokie jūros
kaip kriauklės ar jūros kažkokie tokie irgi elementai, gal koralai, kažkas kitas, kas reprezentuoja vandenį, gal tam tikri mineralai, gal kur turi vandens energijos ir taip toliau. Ir tuomet jau pats tankiausias, pati tankiausia medžiaga yra žemė. Tai grįžtų, nepaminėjau, irgi sanskrito pavadinimu. Grįžtam prie vėjo, tai yra vajų, tuomet ugnis yra agni ir vanduo džela arba apa. Ir tada jau žemės elementas. Tai žemės elementas, sanskrito kalba yra pritvi ir kaip suaktyvinti savo altorių žemės elementą yra daugybė būdų. Vienas iš elementariausių būdų ir populiariausių tai turėti šviežių gėlių, šviežių augalų savo altorijoje. Tai būtent Kali Ma ir Kali ir Ma Durga deivės, jos mėgsta labiausiai tam tikras spalvas savo altorijoje, bet nėra labai griežtai. Jos mėgsta oranžinės, geltonas, raudonas, rožinės gėlės, netgi baltas. Žodžiu, viskas, kas įeina į saulėtekio ir saulėlydžio spektrą. Bet jeigu gyvename lokacijų, kur auga kitokius spalvų gėlės, tai nieko tokio, viskas gerai, galima naudoti tai, kas yra aplinkui mus, nes visą laiką yra svarbiausia intencija už viso ko, su kokia intencija mes tuos elementus naudojame, su kokia intencija mes juos pasiūlome dievybėms. Tai va, kitas dalykas gali irgi būti švieži lapukai kažkokie nuo medžio, dažnai, pavyzdžiui, Indijoje naudoja ar netgi mango lapus, tai irgi kaip žemės elementas ir tokia papildoma puošyba. Dar galima kaip žemės elementą naudoti, tai tam kažkokius akmenis, tam tikrus, tokius gyvus elementus. Pačios žemės netgi atnešti ir kaip panaudoti tokį, kaip paberti savo altorijoje. Gali būti molis, tai jeigu sujungti viską kartu, molinis indas, įpilti vandens, tai jau gaunasi ir vanduo, ir molis, tai žemė, vanduo ir tada dar gėlių pamerkti. Toksai variantas gali būti arba molinis indelis su vandeniu ir tada įdėti gėlės žiedlapių arba kad gėlė tokia irgi, kaip čia pasakyti, tiesiog plūdurėtų gėlė ir kažkokie lapukai ir panašiai. Lotuso galima irgi, mačiau, kad priklausomai vėlgi, kadangi dabar esu Pietų Indijoje, tai daug matau, kad naudoja lotusus altorijoje. Kai Šiaurės Indijoje neauga lotusai, taip gal plačiai ir dėl to niekad nemačiau iš tikrųjų, kad naudotų lotuso. Tai viskas priklauso nuo kur mes gyvename, kokioj lokacijai. Ko negalima naudoti šiuo atveju, tai džiovintų gėlių, džiovintų kažkokių lapų, pagaliukų ir panašiai. Kitas dalykas, žemės elementas reprezentuoja ir ryžiai. Balti ryžiai būtent sumaišyti, jeigu aukojimai čia yra skirti dievybėm, tai sumaišyti su tumeriku. Tai vadinamu vietiniai vadina haldi. Tai tumerikas oranžinis kaip pauderis toksai, tiesiog paimam, sumaišom tos ryžius kartu ir jie tampa tokie kaip gelsvi. Ir vėlgi ryžius arba dubenėlė, bet kokie indai naudojami mūsų altorijoje turėtų būti nenaudojami jokiem kitiem tikslam, tik tai altorių. Tai yra visiškai nauji, neliesti indai ir jie tampa būtent mūsų ritualiniai altoriniai indai, iš jų negalima daryti kitų dalykų, valgyti ir kažkokiam kitiem tikslam naudoti. Tai va, tai tada turėtų būti arba kažkoks visiškai naujas dubenėlis, arba tiesiog irgi paberti, jeigu darome gražiai kaip mandalą ir panašiai, tai tada galima į mandalą įdėti, įlieti, arba į jantrą. Ir pačios žemės galima netgi paberti, paimti ir tiesiog dirvožemio panaudoti irgi mūsų kaip altorijoje, tai va tiesiogiai. Tai čia yra tokie būtini elementai, tai vienas iš šitų paminėtų gali būti. Tuomet papildomi elementai, tai būtų kristalai, mineralai, kurie irgi reprezentuoja, ko gero, gal žemės arba visus kitus elementus galima naudoti tuos kristalus. Bet jie negali būti kaip pamaina tam, tai jie tiesiog būtų jau kaip papildomi. Tai čia baigiau kalbėti apie
būtinus dalykus, būtent, kad reprezentuotų 5 elementus. Dabar pradėsiu kalbėti apie papildomus dalykus, kurie gali būti mūsų altorijoje. Tai gali būti maistas kažkoks irgi dievybėms. Tai tas maistas dažniausiai yra vaisiai. Kokosą labai mėgsta, kokosas irgi turi labai stiprią simboliką, tai būtent kadangi jis yra iš 3 sluoksnių, tai čia kaip yra mūsų irgi esybės sluoksnis, pats kietas sluoksnis kokoso, kiautas, tai jisai reprezentuoja mūsų šitą fizinį kūną ir visą fizinę plotmę, kuri yra pati tankiausia. Tuomet minkštesnė plotmė jau yra mūsų mentalinė, emocinė, visas tas tarsi nematomas energetinis pasaulis. Ir tada jau skystas vandenėlis, tai visa mūsų pačiam centre pati mūsų esmė, mūsų neapčiuopiama jokiais žodžiais, neįdėta į jokius konceptus mūsų pačių esybė, tai kas mes iš tikrųjų esame, mūsų dieviškoji prigimtis. Tai tas vandenėlis. Ir dažnai per ritualus irgi taip daro, kad turi kokosą ir po to paima ir jį kažkokio ritualo momente sudaužo ir tarsi tas atsidaro toksai, kad gaunasi break the coconut, tai kad tiesiog perlaužia mūsų tuos visus sluoksnius, kad prisikasti prie mūsų esybės. Tai čia papildoma informacija ir kokosas iš tikrųjų mums nebūtina kiekvieną dieną savo asmeniniam altoriui aukoti jo, bet galime naudoti per renginį turėti kokosą ir turėtų būti tas kokosas, kuris turi vandens. Kitas dalykas apie ko dar nededame iš augalų į deivių altorių, tai kaktusų ir apskritai visų spygliuočių. Draudžiamas maistas aukoti altorijoje tai yra taip vadinamas tamsinis arba tamsik food maistas. Tai eina žuvis, mėsa, kiaušiniai, tai gyvulinės kilmės produktai išskyrus pieną. Pienas labai aukojamas populiariai Indijoje, pasaldintas medumi, pieno saldumynai įvairiausi ir taip pat neaukojame visko, kas pagaminta su česnaku ir svogūnu, nes česnakas ir svogūnas įeina irgi į tamsinį maistą ir taip pat grybai. Visi seni dalykėliai, kas lieka altorijoje, tarkim gyvi augalai, kurie jau nuvyto, tuos augalus mes neišmetam iš šiukšliadėžę, vėl grąžinam atgal į gamtą. Pelenus irgi, jeigu kažkokie lieka pelenai, į gamtą geriausia. Po renginio irgi labai svarbu, kad visi natūralūs dalykai nekeliautų į šiukšliadėžę arba į klozetą, o tiesiai į gamtą. O tas, kas valgoma, tai suvalgome ir pasidaliname su savo artimiausiais žmonėm. Irgi pastaruoju metu mačiau, kad pietuose labai populiaru džiovinti vaisiai, tai netgi džiovintus vaisius iš tikrųjų aukoja, tai džiovinti obuoliai, džiovintos figos, razinos, riešutai ir panašiai. Ir po to viską, ką mes sudedam kiekvieną dieną tą maistą ryte į savo altorių, kažkur vidury dienos ar dienos pabaigoje pasiemam ir visa šeima pasidalina, nes čia jau gaunasi, arba kitą dieną, čia jau gaunasi prasadas. Tai prasadas reiškia, kad palaimintas maistas. Tai mes pirmą pamaitinam savo dievybės, jos energetiškai pavalgia mūsų aukų ir tada užkrovė irgi, kaip padėka, užkrovė tą maistą ir mes jį galime dabar pavalgyti būtent su ta dievybių užkrauta energija. Taip pat galima tada padėti irgi saldumynų kažkokių, įvairiausių netgi kepinių, pyragų ir panašiai. Viskas, kas saldu, tinka padėti irgi altorių. Kitas papildomas elementas, kas gali būti irgi mūsų altorijoje, tai taip vadinamas kumkum. Tai čia yra tokia kaip raudona pasta arba raudonas kaip irgi powderis toksai, kurį Indijoje su šituo būtent pirštu ritualo pabaigoje, tai kai padarom ritualą tam tikrą su savo altoriu, irgi papasakosiu, pasiemam su pirštu ir čia užsitepam. Arba gali būti kumkum, tai raudonas, jisai padarytas iš įvairiausių natūralių žolelių mišinys, nors pastaruoju metu Indijoje pardavinėjami, mačiau, ir cheminiai, tai jie yra pigesni. Net taip netgi jau lengva tapo rasti būtent tą natūralų žolelių mišinį, tai kaip galime atpažinti, kad kai cheminė užsitepam, tai labai sunkiai po to išsiplauna nuo odos. Tai labai gaila, kad daug kas pradėjo net nebeskirti, kur yra cheminis ir kur yra natūralus ir tiesiog net nekreipia į šitą dalyką dėmesio, bet mes stenkimės, jeigu turime galimybę gauti šito kumkumo arba dar vadinasi sindur,
tai galime gauti iš kažkur, stenkimės gauti natūralų. Taip, ir šitas dalykas jau kai būna užteptas, tai vadinasi tika arba bindi. Kitas papildomas elementas altorijoje tai yra dievybių atvaizdai. Labai įdomiai sužinojau, iki tol iš tikrųjų nežinojau, kad dievybių atvaizdai, kurie yra paveikslėlyje, tai reiškia ant popieriaus, ant kažkokio plokščia išraiška, tai vat kaip ir, tarkim, čia yra plokščia išraiška, jinai daugiau tarnauja mums susijungti su dievybė, tiesiog savo mintise pasižiūrėjus ir prisimenant. Bet daugiau energetinio įkrovo, tokio, daugiau energetiškai įkrauti ir tikrai atgaivinti tas dievybės mes galime, kai jos yra 3D formate ir būtent iš natūralios medžiagos. Tai plastikinės nerekomenduojama turėti kažkokių dievybių, nes plastikas yra tiesiog visiškai nenatūrali medžiaga ir reikėtų žymiai daugiau pastangų, kad ją va taip atgaivinti ir ją įkrauti savo būtent maitinimu. Energetiniu maitinimu turėtų būti arba iš metalo, netgi iš sidabro, iš bronzos, iš aukso, iš kažkokių bet kokių kitų metalų, kas nėra aišku kenksminga mums ir aplinkai. Iš akmens, netgi iš mineralų. Nu, žodžiu, viską galima, kas yra natūralu ir nekenksminga. Ir būtent statulėlės, kažkokios arba statulos didelės, arba netgi mažytės statulėlės gali būti ir jos irgi tinka. Truputėlis apie dievybių statulėlės, nuo ko pradėti. Iš tikrųjų, jeigu jau pradedame statyti savo altorių tam tikras dievybės, tai pats pirmasis, kas turėtų atsidurti mūsų altorijoje arba kartu su kitais, bet būtinai tada turėtų būti Ganeša, Šri Ganeša, nes jis reprezentuoja ir jis yra tarsi vartai į apskritai bet kokio dvasinio kelio, bet kokios dvasinės tradicijos pradžią. Būtent jogos kely, hinduizme, sanatana dharma ir viskas, kas kilia iš rytų, Ganeša yra tie vartai. Ir nebereikalo, kai pradedame irgi bet kokias praktikas, savo dieninę praktiką ar renginio atidarimą, bet kokios naujos pradžios pažymėjimas, kad tai būtų sėkminga, mes visuomet dėl to pradedame nuo Ganešos mantros. Tai lygiai taip pat ir savo altorijoje, kai pradedame, kūrėme savo altorių, tarkim, pirmą kartą, dėl to turime irgi pagarbiname Ganešą. Man asmeniškai irgi, aš niekada nesijungiau, kažkaip neturėjau tokio ryšio su altoriaus konceptu, bet niekur prieš neturėjau prieš altorių. Tiesiog nelabai gal suprasdavau, kam jie yra reikalingi, kam jie yra kuriami. Ir tik atvykus į Indiją gavau pačią pirmą kaip dovaną, tai Ganešos statulėlę nuo mūsų dvasinių mokytojo jogos mokykloje. Per kažkokią progą gavau mažą tokį metalinį gražų Ganešą iš vario. Ir pasistačiau jį ant staliuko ir kažkaip atrodė daugiau, man jisai patiko dėl grožio, toksai mielas, dar irgi gan pažįstamas buvo iš seniau, nes populiari tikrai dievybė visame pasaulyje. Daugiau aš žinojau kaip gausos dievo iš tikrųjų, tik tai vėliau išaiškėjo jo gili prasmė, nes kad Ganešas yra gausos dievas, tai čia yra labai paviršutiniškas iš tikrųjų jo matymas. Tai pasistačiau aš tą Ganešą ant savo staliuko prie lovos. Ir tada man kažkaip pritrūko kažko aplinkui, norėjosi jį kažkaip dekoruoti. Tai aš jam atnešiau gėlytę, padėjau prie jo. Tada pajutau, kad norisi irgi išdėlioti savo, turėjau kriauklės, kažkokius kristalus, irgi apdėliojau aplinkui, gavosi jau tokia kaip mini mandala. Tada kitą kartą, kiekvieną kartą norėsi vis atšviežintas gėlytės, tada jau ir lapukų. Tada kažkur išgirdau, ar gal net pamačiau, kad aukoja dievybėm vandenį, tai pradėjau irgi jam vandens į mažą bliuduką kiekvieną dieną dėti. Ir taip vis augo po truputėlį mano tas altorius. Kol vieną dieną tikrai supratau, kad aš turiu altorių irgi. Jis tiesiog taip organiškai susikūrė, tikrai be jokios išankstinės intencijos. Ir aš net nekreipiu dėmesio, kad čia viskas su Ganeša susiję. Tik tai dabar, kai daugiau gilinuosi Ganešą,
Taip ir būna atveju ir aprašoma, kad žmonės, kuriem prasideda jau tikrai toks gilesnis dvasinis kelias, prasideda būtent nuo sąjungos su Ganeša. Tai kai turime mažytės tokias statulėlės savo altorijoje, tai galime jas tiesiog su jomis netgi keliauti. Kai keliaujame su savo mažytė statulėlė, tai ją labai irgi ją pasirūpinti, ne tiesiog kažkur įsimesti į rankinę ar į kuprinę, bet turėti specialų tokį kaip piniginėlę, kur laikysime tik tai savo tą dievybę, irgi kad medžiaga būtų kažkokia aksominė arba minkštesnė, kad tiesiog kaip savo tokį labai širdžiai brangų dalykėlį turėtume su savimi. Tuomet prieiname prie jantrų. Jantros yra irgi dievybių išraiška, tik tai diagramos formos. Tai jantra jau jinai tinka plokščiame pavidale, tarkim, tokiam popieriaus arba kaip paveikslo įrėminto, bet dar stipresnė jantros versija yra, čia Indijai parduodami ir ko gero online galima užsisakyti ant kažkokio metalo raižinys, būtent tam tikros jantros. Tai tas metalas tokia kaip labai plona paletė ir tuomet jantros raižinys. Arba kitas variantas netgi yra jantros iškiliosios, tokios atrodo kaip piramidės, tai iš viršaus kaip pasižiūri, tai tada trimatė 3D irgi gaunasi jantra. Ir prieinu prie temos, kur minėjau, kad maitiname savo altorių arba įkrauname jį energetikomis. Tai altorius, kol jisai neįkrautas mūsų dėmesiu, jis tol yra tiesiog kažkokia išsirinkta lokacija mūsų su objektais. Tie objektai yra tiesiog kaip eiliniai, bet kokie objektai yra aplinkui mus. Bet kai mes paleidžiame į altorių savo intenciją, kai mes duodame dėmesio, maitiname vaisiais, suaktyviname 5 elementus ir darome tai jau kurį laiką reguliariai, tuomet tas altorius pradeda atgyti, dievybės pradeda irgi atgyti, bet kai jos atgyja, mums reikia palaikyti būtent tą energijos tėkmę. Mes negalime vieną savaitę prižiūriu altorių, 2 savaitės užmiršau, jau tenai vaisiai visi sutrūnyja, dulkės visur ant mano altoriaus, kažkas susivėlė, kažkokių medžiagų kitų prikrito, daiktų, jovalas arba tiesiog stovi užmirštas. Ir vėl tada mes norime grįžti prie altoriaus, kad čia būtų mūsų sakrali vieta, bet iš tikrųjų taip neveikia. Tai gaunasi tokie energetiniai mainai, mes maitiname savo altorių ir savo išsirinktas dievybės per mantras, per savo praktiką, per savo tiesiog netgi dėmesio davimą, per kažkokius pokalbius vidinius, nes mes tikrai galim ir melstis, ir kalbėtis kaip su savo artimiausiu kažkokiu draugu, terapeutu. Tiesiog daug rolių turi šitas dievybės, mes visiškai galime išsirengti nuogai, bet būtent dalinti savo dėmesiu su altoriu ir esančiomis tenais dievybėmis. Tada yra toksai terminas darshan. Darshan reiškia, kai mūsų dvasinis mokytojas, guru ar tam tikra dievybė duoda savo išmintį be žodžių, tiesiog per energetinį kontaktą. Tai kuomet mes sėdime prie savo altoriaus ir jungiamės tiesiog irgi, padarom savo ritualą ir sėdime tyloje, gaunasi, kad dėl to, kad mes pamaitiname dievybės ir tai darome reguliariai, galų galiausiai dievybė pradeda duoti mums savo darshan, tai reiškia savo tylę, nebylę, energetinę išmintį, energetinę žinutę. Kaip Indijoje, tarkim, vyksta šventyklose netgi su dievybėm, kad jas pastoviai irgi maitina maistu, mantromis, pildo energiją, rūbus perengia, nuprausia gale dienos, išprausia, toks kaip dušas gaunasi, pakeičia rūbus, kiekvieną dieną vis kažkokie kiti rūbai būna dievybės, per tam tikras irgi šventes festivalius dar kiti rūbai, dekoracijos ir tiesiog elgiamasi kaip tikrai su gyva, egzistuojančia, kvepuojančia, valgančia, viską matančia gyva būtybė. Ir laikui bėgant altorius ir mūsų būtent išsirinktos dievybės tuom ir tampa ir mums tada nuolatos duoda savo palaiminimus, savo palaikymą ir pastiprinimą. Tai prieiname prie to, ką mes veikiame prie to altoriaus.
kai mes jau jį susidėliojame, susistatome, mes medituojame prie to altoriaus, galime daryti kvėpavimo pratimus, galime daryti jogą, jeigu iš vis turime kažkokią platesnę erdvę. Galima daryti jogą prie to altoriaus, įkrauti mantromis, savo maldomis ir taip toliau. Arba tiesiog, jeigu neturime laiko, arba ta erdvė, kur yra altorius, nėra tam tinkama, tai netgi pakanka atlikti tokį ritualą. Pirmas dalykas, kai atsikeliame, jau švariai išsivalę dantis, po dušo, taip toliau, su švariais rūbais, šviežiais, ateiname prie altoriaus ir pradedame aktyvinti. Tai pirmiausia, paskambiname varpu, nes varpas tarsi pažadina dievybės arba, sakoma, iš joga nidros, tai gilaus tokio joginio miego arba iš gilios meditacijos. Tai pažadiname su varpu, su eteriu arba mūsų giedojimu om, bet geriausia tas varpas, arba dar pamiršom paminėti, kad labai gerai eterį aktyvina, yra tokia kriauklė, šank vadinasi. Papučiame tą kriauklę ir tada tos dievybės tarsi atsimerkia ir duoda visą savo dėmesį mums, tą, ką mes su jom toliau darysime. Antras žingsnis, kai paputėm savo ragą arba paskambinam varpeliu, arba ką turime tibetietiškų dubenių, mes toliau uždegam savo diją arba žvakutę ir galime irgi ugnim praeiti tiesiog per visas dievybės, suaktyvinam. Uždegam irgi savo smilkalus, pasmilkinam visur, apvalom, save irgi išsismilkinam. Ir tuomet paimam vandenį ir galime tuo vandeniu irgi apšlakstyti. Iš tikrųjų, galima ir savo pirštais apšlakstyti, bet rankos turi būti švarios. Bet kitas labai gražus dalykas, kai turime lapukų arba gėlių, paimti ir pamerkti tą gėlę ir su gėlė ir lapukais apšlakstyti savo altorių. Jeigu kažkokie artimi žmonės irgi daro kartu šitą ritualą, tai mes irgi apšlakstame, nes kažkas vienas tame darys šitą aktyvaciją, kiti šalia yra ir mes galime kitus irgi apšlakstyti tuo vandeniu. Kai atliekame šitą ritualą, galime daryti visiškai arba tyloje, arba jeigu žinome kažkokias savo mėgstamas mantras, kurios yra mūsų praktikoje, galime sakyti tas visas mantras. Tai kaip mūsų kurse mes naudojame vedinės mantras, tai tuo metu galima irgi ir giedoti. Pirmiausia, Ganešos mantra ir eiliškumas, viskas ką mes naudojame, tai vat, visas tos iš opening mantras. Visas tas galima giedoti. Arba daryti tyloje, nebūtinai. Kitas variantas, padarėme visą aktyvaciją ir tada sėsti daryti visą mantrų giedojimą. Kai padarėme visą šitą ritualiuką, jisai užtrunka apie tikrai porą minučių tik tai. Tada jeigu turime ryžių papildomai, galima paimti irgi tuos ryžius ir apšlakstyti irgi viską savo altorijoje, tiesiog truputėlį tokią saują. Ir jau pačioj pabaigoje paėmėme šitų pirštų. Irgi kai imam ryžius, tai mes imam tik tai tokia mudra yra. Būtent kaip ir darome mantros giedojime, naudojame šitą mudrą. Ir jeigu imame kažkokius altorio dalykėlius arba aukojimus, irgi į ugnies ceremoniją irgi visą laiką laikome šitą mudrą. Tai apšlakstame ryžiais, vandenį irgi šlakstame, jeigu pirštais, tai šitoj mudroj. Ir paskutinis žingsnis, galima paimti to, kaip sakiau, kumkum raudonos masės, arba kitas, pamiršau paminėti prieš tai, pasta gali būti sandalo, sandalwood pasta yra. Tai jinai yra daugiau neutrali, baltos spalvos. Arba netgi pelenai, kažkokie pelenai iš ugnies ritualo, kuris tikrai buvo labai sakraliai atliktas su visais ritualiniais elementais. Tai dažnai būna lieka pelenai ir tos pelenus netgi išdalina žmonėm. Tai jeigu turite tų kažkokių sakralių pelenų, tuomet užsitepam čia. Ir galima dar uždėti ir ant kaklo, ant mūsų viršūdį čakros gerklinės ir ant pačio apatinio taško. Tai simboliškai ant mūsų jonį, ten kur yra muladhara, arba tiesiog pilvo apačioj. Jeigu čia tiesiog taip nesigauna pasiekti dėl kažkokių rūbų arba daug aplinkoje žmonių, tada kitas variantas, alternatyva, užsidedam čia ant savo bimbi, tai ant mūsų pakaušio užsitepam irgi. Tai čia jeigu yra tokių neutralių spalvų, jeigu nieko tokio, kad vaikščiosim su šitais visais taškais, jeigu gyvenam tokioj aplinkoje, visuomenėje, kur žmonės šitą visą priema, galime užsidėti, jeigu ne, tai šitą dalį galime praleisti, nebūtina.
Tuomet, kaip susidėlioti savo altoriaus elementus. Tai vienas rekomenduojamas dalykas naudoti kažkokį tai staliuką arba kažkokią išsirinktą vietą ir apkloti irgi saulės spalvų besileidžiančios arba saulės kylančios. Tai būtų rožinė, geltona, oranžinė, tokių spalvų arba balta, bet balta greitai susitepa. Būtent tokių spalvų kažkokią tai natūralią medžiagą ir tokią kaip servetėlę arba netgi skarą. Stengtis vengti bet kokių sintetinių audinių. Vien dėl to, nes natūralus audinys yra geras energetinis laidininkas. Lygiai taip pat, kai mes sėdime priešai savo altorių, jeigu sėdime ant žemės, tai geriausia yra sėdėti ant medvilninio arba vilnonio kilimo, nes jis yra irgi geras laidininkas, būtent vibracijų ir energijų, ir vengti kažkokio, kaip čia tie plastikinio, guminio jogos kilimėlio. Suprantu, kad jeigu darysime, tarkim, jogą prie savo altoriaus, ar apskritai čia jau truputį nukrypsiu nuo temos, kai darėme jogos praktikas, tai labai populiaru, visi naudoja guminius tos jogos kilimėlius, aš irgi naudoju, bet tada pasiemu ir pasitiesiu kažkokį medvilninį tokį paviršių, tada gaunasi, kad natūralios aliejų medžiagos, kad geriau energija tekėtų ir būtų nesustabdytų energijos srauto su žemė ir su mano kūnu, nes plastikas ir guma iškart padaro tokį barjerą. Tai dėl to naudojame kuo natūralesnės medžiagas. Kai turime tą apklotą, populiariausia spalva, pastebėjau, tai naudojama geltona ir oranžinė, bet, kaip sakau, gali būti ir kitos spalvos, visas, kur yra saulės spalvų spektras. Kai turime savo apklotą, tada susidedame visus 5 elementus ir pats mūsų altorius idealiausiai, jeigu leidžia gyvenamos sąlygos, turėtų būti šiaurės rytų būtent pozicijoje, šiaurės rytų kryptis. Ir būtent šiaurės rytų kryptis, kad mūsų kūnas, kai mes sėdime priešais altorių, į šiaurės rytų kryptį, bet dievybės, tarkim, jeigu turime dievybės ir statulėlės, būtų atsuktos į mus. Tai tarkim, mano krūtinė į šiaurės rytų kryptį ir tada dievybės nugara gaunasi į šiaurės rytų kryptį. Bet pats altorius, pats tas staliukas turėtų būti tenai. Šiais laikais labai sunku rasti tokią kryptį, ypač kai gyvename, nes čia yra pagal senovinę sistemą, tai kaip yra feng shui, tai Indijoje yra vastu vadinasi, tai pagal vastų statomi namai, statomas šventyklos, statomi ašramai ir viskas Indijoje, kas yra sakralu, atitinka būtent vastų krypčių tą visą mokslą. Netgi tam tikri ritualai, kai medituojame, kai praktikuojame jogą, irgi rekomenduoja į kokias kryptis atsisukti. Pagal vastų, kai darome saulės pasveikinimą, tai reikėtų būti savo kūnu atsisukus į saulę, kadangi tradiciškai darome kuo anksčiau saulės pasveikinimą, tai saulė mūsų nekaitina taip, nes būna tik tai tekanti saulė, tai reiškia, kad jinai yra vis dar nepavojinga ir dėl to galime atsisukti į saulę. Kai medituojame irgi galime, jeigu tai yra ankstus rytas, tai tas sakralus laikas vadinasi Brahma Murti, jisai tęsiasi nuo 4 ryto iki 6 ryto, tai maždaug tos 2 valandos, kai yra visa gamta, tik tai irgi atbunda po nakties ir mes labiausiai susilygiuojame būtent su gamtos tokiu atsibudimu, vėl atgimimu į naują ciklą. Tuo metu taip pat kolektyvinė sąmonė yra daugiau nurimusi, dėl to ir protas yra mūsų ramesnis, daugiau jame erdvės, daugiau koncentracijos, dėl to mes lengviau, netgi fiziškai ir mentališkai galime atlikti savo dvasinės praktikas ir tuo metu rekomenduojama padaryti savo visą altoriaus aktyvaciją. Tai prieš darant savo
dvasinę sadhaną. Sadhana tai yra mūsų dvasinė praktika kažkokia išsirinkta, kurią mes pastoviai tą pačią darome. Tai prieš darant bet kokią dvasinę sadhaną mes pirmiausia suaktyviname savo altorių, o dar prieš tai mes pirmiausia nusiprausėme, išsivalome dantis, išsituštiname, nusiprausėme ir tada jau švieži švarūs ateiname ir visi kiti žingsniai eina. Tai truputį nukrypau nuo temos, nes kalbėjau apie altoriaus kryptis. Idealiausia būtų pastatyti pagal vastų reikalaujamą kryptį, bet nenusiminkime, jeigu gyvename tokioje aplinkoje, tokiam name ar bute, kur tiesiog neįmanoma sekti šito reikalavimo. Tuomet pamirškime, darome, ką galime, pasistatome altorių tokioje lokacijoje, kad būtų nematomas kitiems žmonėms, kad jisai būtų apsaugotas tik tai mūsų privačioje erdvėje. Tai dėl to nerekomenduojama turėti altoriaus svetainėje, kur pastoviai vis kaitaliojasi žmonių srautas, kur ateina kažkokie mažiau mums artimi žmonės, mato tą altorių, gal gali jį netgi pačiupinėti. Geriausia tuomet altorių turėti savo miegamajame, išsirinkti kažkokį tokį privatų kampuką ir mums labai tikrai artimi žmonės ir šeimos nariai, bet netgi nevardinčiau, kad visi šeimos nariai, su tais, su kuriais mes tikrai intimiai labai glaudžiai kiekvieną dieną leidžiam laiką, gali matyti tą altorių, yra viskas gerai, su kuo mes visiškai 100% pasitikime ir keičiamės irgi savo energiją. Tai dėl to rekomenduojama šiuolaikinė lokacija altoriaus, kad tai būtų mūsų miegamasis. Idealiausiu atveju, kaip Indijoje yra statomi namai, kad yra atskiras altoriaus kambarėlis. Pridėsiu video su tuo altoriaus kambarėliu iš savo vyro šeimos namų, kad tas kambarėlis irgi yra uždaromos duris ir kai įeini į tą kambarėlį gali užsidaryti ir tenai taip su savim, glaudžiai, intimiai, tikrai tyloje pabūti, nieko netrukdomas, nes tai yra sakrali vieta, kur nieks tikrai neįsibraus, neįsiverš ir neįeis ir nesutrukdys būtent to momento, kai mes esame su savimi. Tai dažnas klausimas, ko gero, kuris dar iškyla arba iškils, ar gali šitas altorius būti miksuotas su kitų kultūrų altoriaus elementais, tai tarkim ar šamaniškų, ar lietuviškų tautinių, baltiškų, pagoniškų ir taip toliau, ir visokių kitokių kultūrų. Tai taip be abejo gali būti miksuoti elementai, nemiksuojama tik tada, kai atliekame jau profesionalios ugnies ceremonijos, jagijos, pūdžios, kurios yra atliekamos tik tai Indijos šventikų. Mes nesame Indijos šventikai, mes kūrėme altorių, kad susijungti su savo vidum, kad susijungti su savo aukštesniojo aš, per išorinius elementus, tai viskas, kas mums rezonuoja, kas mums primena apie savo aukštesnį aš ir apie Dievą ir Dievą išorėje, tai viskas gali būti mūsų altorijoje, išskyrus griežtai tuos elementus, kuriuos pavartojau, kuriuos paminėjau, nes energetinė prasme jie yra tiesiog nutekina energiją. Aptarėme asmeninį altorių, dabar galime prieiti prie altoriaus renginy. Tai renginiai altorius visų pirma pasižiūrėti į lokaciją, mes negalime tiksliai jau atitaikyti, kad tai būtų būtent ta išrinkta mūsų kryptis, šiaurės rytai, dėl to, kad renginio erdvėje reikėtų turėti altorių centre ar savo mandalą, altorius kaip mandala ar kaip jantra, tai dėl to jau visiškai nebekreipiame dėmesio, kur yra ta kryptis. Jeigu įmanoma pasižiūrėti, aš tai naudoju tokį appsą telefone nustatyti kryptį, kai esame patalpoje ir nesimato saulės, tai jeigu įmanoma galime visgi patikrinti, kur šitoj renginio erdvėje yra šiaurės rytai ir ar įmanoma kažkaip atitaikyti. Jeigu ne, nekreipiame į šitą elementą dėmesio ir tiesiog darome altorių ten, kur mums yra palankiausia pagal erdvės išsidėstymą, pagal interjero dizainą. Renginio altorius ir jo 5 elementai jau yra skirti daugiau apvalymui, nes Ma Kali ir Ma Durgos praktika yra daugiausia apie paleidimą, apie apsivalymą, toksinų išėjimą, toksiškų energijų, toksiškų minčių, blokų ir tie 5 elementai viską padeda transformuoti ir tas vanduo, tas vandens elementas padukė sugeria visą tą tarsi
negatyvę mūsų tą tokią materiją. Dėl to tas vanduo jis nebėra energizuotas, kaip tarkim mūsų asmeninėme altoriuje. Tokio vandens jau gerti nereikia, tokį vandenį reikia išpilti gamtoje į lauką, bet nei į tualetą, nei į kriauklę, o būtent kažkur į žemę. Kita renginio altoriaus paskirtis yra mūsų parodoma pagarba tom dievybėm, tom energijom, kurias mes kviečiame pas save, kurias mes kviečiame į savo patalpą. Tai mes tokiu būdu su tuo vienkartiniu altorium parodome savo pagarbą ir dovanas, kurias mes tarsi mainais už jų vedimą mes duodam ir irgi va tą visą maistą, 5 elementus visų pirma, prana energiją savo per mantras ir maldas, nes prieš tai mesgi mantromis įkrauname visą erdvę, vaisiais ko gero atsineštais, kažkokiais saldumynais, kepiniais ir taip toliau. Paminiu kepinius, nes kažkada dalyvės buvo atsivežusios pyrago ir mes tą pyragą irgi turėjome altorijoje. Tai maistas visas, kuris yra altorijoje, jis tampa prasadu. Tai tokie vienkartiniai vadinami altoriai yra kuriami būtent per renginį, gali būti irgi kuriami namuose, per kažkokį draugų susibūrimą, giminaičių susibūrimą, arba gali būti irgi namuose, tarkim, asmeninis altorius ir taip pat bendras altorius, kuris yra svetainė, kuris jau skirtas visiems, kurį irgi reikia prižiūrėti, bet jo yra visiškai kita paskirtis negu mūsų asmeninio altoriaus. Tai dažnas klausimas, ko gero, kuris dar iškyla arba iškils, ar gali šitas altorius būti miksuotas su kitų kultūrų altoriaus elementais, tai tarkim ar šamaniškų, ar lietuviškų tautinių, baltiškų, pagoniškų ir taip toliau, ir visokių kitokių kultūrų. Tai taip be abejo gali būti miksuoti elementai, nemiksuojama tik tada, kai atliekame jau profesionalios ugnies ceremonijos, jagijos, pūdžios, kurios yra atliekamos tik tai Indijos šventikų. Mes nesame Indijos šventikai, mes kūrėme altorių, kad susijungti su savo vidum, kad susijungti su savo aukštesniojo aš, per išorinius elementus, tai viskas, kas mums rezonuoja, kas mums primena apie savo aukštesnį aš ir apie Dievą ir Dievą išorėje, tai viskas gali būti mūsų altorijoje.